Tai turbūt pamažu grįžinėjat ir tikiu, kad spėjot galbūt pasidaryti arbatos ar kavos, ar bent stiklinę vandens. Ir tada pradėsiu pristatinėti Eveliną. Evelina tai pati išsiplėsiu temos, ne, kodėl tokią temą. Tai pristatau mūsų psichologą Eveliną Palaitytę Urbonę. Ir iš tiesų, kai galvojam, kad kiekvieną kartą, koks galėtų būti tas pranešimas ar ne šio mėnesio, tai visą laiką norisi ir pirmadieniais rašant tos straipsnius, kad paskatinti pokytį, kas yra ir naudinga, ne, ir čia ir dabar suveikia, ir turbūt kalbant apie fizinį aktyvumą, tai ką mes galim gauti, kad jau iš karto prasideda procesai. Tai Evelina, ačiū labai, kad sutikai ir turbūt labai tikiu, kad kolegas pavyks užmotyvuoti. Šiandien mūsų, kad ir nedaug, bet vis tiek nemaža dalis pasižiūri namuose ir gal net ir būtų geriau tas pasižiūrėjimas namuose, kai iš karto galima stoti, eiti ir veikti kažką. Tai būtų tik tai, kad priminimą įsidėti, kad kuo dažniau prisiminti tam tikrus dalykus. Tai bendrai turbūt mes kiekvienas norim būti kuo daugiau aktyvesnės, kad mūsų kognityvinės funkcijos būtų pilnai veikiančios, ar ne, ir tie visi resursai, kuriuos mes turim, kad jie būtų išnaudoti. Tai ką, geros paskaitos ir dar sykį ačiū Evelinai ir kviečiu pradėti. Gerai, tai sveiki visi. Ačiū labai Ainai už pristatymą. Palinksėkit Aina, jeigu aš matausi ir girdžiuosi gerai, viskas tvarkoja ar ne, tai aš noriu paprašyti, jeigu striginė šiek tiek internetas, pasakykit, tuomet aš tiesiog savo vaizdą įsijungsiu, kad geriau girdėtumėt, nes taip gaunas, kad nuo telefono turiu dalintis ant kompiuterio ryšiu. Tai va, tai ačiū dar kartą už pristatymą. Aš esu Evelina Palaitytė Urbonė, esu medicinos psichologė, dirbu psichiatrijos ir neurochirurgijos srityje. Taip pat domiuosi, dirbu institute neuromokslų ir domiuosi neuromokslų. Tai šiandien mano tema ir bus daugiau apie tai. Šiandien aš jums papasakosiu, kaip fizinis aktyvumas yra susijęs su centrinė nervų sistema. Aš domiuosi bendrai neuropsichologija, tai būtent fizinis aktyvumas nėra kažkokia mano specifinė domėjimosi šis sritis. Šią temą nagrinėjau būtent ruošiantis šitam pranešimui, bet ruošiantis sužinojau labai daug įdomių dalykų. Teko peržvelgti nemažai tyrimų, perskaityti literatūros, tai pasistengsiu papasakoti jums tai, ką man pavyko atrasti, sužinoti įdomaus ir atsakyti į klausimus, jeigu jau bus. Tai pradžioje, kodėl yra labai svarbu apie tai kalbėti. Tai visa vykusi industrializacija, visos technologinės naujovės, tokios kaip automobiliai, telefonai, kompiuteriai, jie labai palengvino mūsų gyvenimo funkcionavimą. Tačiau jie atnešė ir labai didelę žalą. Kame ta žala yra labai didžiulė, kad labai pasikeitė žmonių gyvenimo būdas. Pasikeitė darbo specifikos, galima ar nedirbti, iš namų galima dirbti sėdimą darbą, laisvalaikio praleidimo būdai, santykių mezgimo būdai. Ir tai viskas labai atsispindi šiai dienai judume. Ir šiai dienai pagal esamus duomenis kiekvienas žmogus praleidžia maždaug 4-5 valandas prie ekrano. Tai tas praleidžiamas laikas nėra susijęs su darbu ar ne, ar mokymosi, tai yra laisvalaikio praleidžiamas laikas kasdien. 2018 metų duomenimis, tikiuosi, kad ta statistika pasikeitusi, vis tik tai yra prieš 6 metus, tačiau Amerikoje 2018 metais televizija buvo mėgstamiausia žmonių pramoga. Tai vyko industrializacija, naujovės, pragyvenimo lygis ar ne gerėjo, išaugo ir visi šitie veiksniai nulėmė tai, kad dabar žmogus be didelių fizinių pastangų gali laisvai gyventi. Jisai gali dirbti, užsidirbti, mokytis, gali linksmintis, megzti pažintis, sėdėdamas namuose. Ir Amerikos duomenimis, vėlgi čia labai senai, aš viliuosi, kad tai yra pasikeitę, bet 2004 metais buvo pranešama, kad 75% Amerikos gyventojų net nesilaiko minimalių vyriausybės rekomendacijų
Dėl mankštos tos minimalios rekomendacijos yra 30 minučių vaikščiojimo kasdien. Tai 30 minučių nėra, kad nepertraukiamas pasiėjimas, ar ne, o gali būti darbe nuo kabineto iki kažkur iki kito kabineto nueiti. Tai yra ne tai, kas dabar yra ant išmanių laikrodžių laikrodukų minimalus, tas toksai, kad susisuktų ratukas, sakykime, surinkimas. Ir tai labai skiriasi kardinaliai nuo to, kiek judėdavo mūsų protėviai prieš 10 000 metų. Gerai, truputį apie evoliuciją ir idėją, kaip susiformavo mūsų smegenys. Tai įdomus faktas, kad mūsų dabartinės smegenys nuo to pirmykščio ar ne žmogaus, jos patrigubėjo dydį. Ir vienas iš aiškinimų slypi evoliucijoje. Tai didžioji dalis mūsų evoliucijos istorijos dar vis yra ginčytina, diskutuojama ar nedaug nesutarimų, tačiau dauguma paleantropologų sutinka su sąlyga, kad vystymasis vyko judant nuolatos ir daug. Homo erectus ar ne, mūsų tiesioginiai protėviai, nuolatos kraustėsi, atogrąžų miškai nyko, trūko vietos, maisto ir jie buvo priversti klajoti, ieškodami tinkamesnių sąlygų pragyventi. Ir reikėjo labai daug vikrumo, labai daug ištvermės, ar ne? Homo sapiens, tai čia ne tai, kas jau buvo prieš mūsų, ta tokia Homo sapiens protingąją žmonių era. Tai prasidėjimas siejamas su Afrikos žemynu, toks gan skurdus žemynas ir sakoma, kad jie apėjo pergalės ratą aplink pasaulį, ieškodami vėlgi tiesiog geresnių gyvenimo sąlygų, vandens, maisto resursų, tinkamų sąlygų ar ne, ir paplito per visą pasaulį. Ir antropologai teigia, kad mūsų protėviai judėdavo labai greitai ir labai toli. Vyrai galėdavo vaikščioti ar nubėgti nuo 10 iki 20 km per dieną, moteris tuo tarpu perpus mažiau iki 12 km. Tai reiškia, kad žmogaus vystymasis ir smegenys išsivystė ne kažkur tai slampinėjant, ne, o aktyviai juda. Nekreipiant dėmesio į tiek, kiek fizinių pajėgumų mūsų protėviams reikėjo, migruojant Homo sapiens keliautojams teko kovoti su tokiais naujais iššūkiais, gaisrai, potviniai, kalnų grandinės, džiunglės, drėgmė, jokių GPS nebuvo, jokių įrankių nebuvo, reikėjo patiems kažką galvoti susikonstruoti. Nebuvo jokių realių įrankių, ar ne, buvo vis naujos ligos, nauji iššūkiai, nauji plėšrūnai, nauji maisto šaltiniai, nauji sužalojimai ir visa tai vyko ar ne be jokių dabartinės ir šiuolaikinės medicinos ir be jokių vadovėlių. Tai trumpai sakoma, kad žmogaus smegenys vystėsi ir susiformavo, sprendžiant problemas, kurios buvo susijusios su išgyvenimu, kintančiose aplinkos sąlygose, nuolatos judant. Ir dabartinis šių laikų žmogus turi vienas didžiausių smegenų iš visų primatų, lyginant pagal savo kūno dydis. Normaliai ar ne smegenų dydis skiriasi priklausomai nuo kūno dydžio. Kuo didesnė kūno raiščia, sakykime, tuo didesnės smegenys. Bet proporcijomis tai nėra tolygų. Pavyzdžiui, ar ne, dramblys sveria nuo kažkur 4 iki 6 tonų priklausomai nuo rūšies, tuo tarpu jos smegenys sveria 3-4 kg. Mėlynasis banginis, ar ne, didžiausias banginis, jisai, man atrodo, vėlgi varijuoja, bet sakykime apie 150 tonų. Tuo tarpu jos smegenys sveria tik apie 7 kg. O žmogus sveria, suaugęs žmogus, labai įvairiai, ar ne? Gali būti nuo 50 iki virš 100, bet vis tiek, toje proporcijose smegenys sveria 1,5 kg. Tai tiek apie faktus. Na ir nuo mokyklos, darželio laikų, brukama į galvą, žinome, kad fizinis aktyvumas svarbu mūsų širdžiai, kraujotakai, raumenims, kaulams, bet mažiau kalbama apie tai, kaip tai paveikia mūsų smegenų raidą, o fizinis aktyvumas turi labai didelį poveikį ne tik mūsų fiziniai sveikatai, tačiau ir psichiniai sveikatai. Tai yra depresijos, nerimo simptomus ar nemažina, apsaugo nuo jų, apsaugo nuo neurodegeneracinių ligų ir gerina mūsų kognityvinės funkcijas. Tai atmintis, dėmesys, orientacija, pažinimo gebėjimai.
ir visi šitie dalykai. Gerai, keliaujam toliau truputį į neuroanatomiją ir fiziologinius procesus ir kilsime po truputį į viršų. Tai tie, kas dirba arti medicinos, gal prisimins kažką naujo, o gal jau viskas bus žinoma. Taigi, kas vyksta smegenyse fizinio aktyvumo metu, yra aiškinama 3 lygiais, kurie visi yra tarpusavy susiję ir visi yra labai svarbus. Pirmasis lygis gali būti vadinamas mikrolygmeniu, tai jo metu vyksta ląsteliniai molekuliniai pokyčiai, kurių mes nematome. Apima procesus susijusius su kraujotaka, neurotransmiterių išsiskirimu, auginimo faktoriai išsiskiria, neuronai pradeda daugintis, augti ir sinapsė susidarinėti. Antrasis lygis gali būti vadinamas makrolygmeniu. Jo metu yra paveikiamos smegenų tam tikros sritys arba specifinės struktūros. Gali būti modifikuojama pilkoji ar baltoji medžiaga, taip pat paveikiami smegenų tinklai. Ir trečiasis lygis, tai ką jau galima pastebėti, pamatyti, tai fizinis aktyvumas veikia smegenis elgesio lygmeniu, apima ar ne nuotaikos gebėjimus, socializacijos ir pažinimo pokyčius, tokius kaip dėmesys, atmintis, orientacija ir pažinimo gebėjimai. Lendam dar truputį giliau, tai pirmame lygyje, kurio mes ar nematome, vyksta keletas labai svarbių procesų. Visų pirma, išsiskiria tam tikros medžiagos, tai laktatas, insulino augimo faktorius, matome žemiau lentelėje surašytas visas sąrašas ir jisai net nepilnas. Mums čia yra aktualiausias smegenų neurotrofinis faktorius. Kodėl jisai toksai yra svarbus? Todėl, kad jisai būtinas, kad prasidėtų labai svarbus procesas neurogenezė. Neurogenezė yra naujų neuronų susidarimas. Be to, smegenų neurotrofinis faktorius didina smegenų plastiškumą. Nauji neuronai auga hipokampe ir iš ten keliauja į kitas smegenų dalis ir taip mes kuriam arba naujus prisiminimus, arba ugdome naujus gebėjimus. Antras labai procesas svarbus, kuris prasideda, vadinasi angiogenezė. Kas tai yra? Tai yra naujų kraujagyslių augimas. Kaip mes žinom, smegenys, deguonį ir visas kitas reikalingas medžiagas gauna su krauju. Tad gera galvos kraujotaka yra labai svarbi, dėl to reikalinga ne tik išlaikyti gerą kraujagyslių sveikatą, bet ir auginti naujas kraujagyslės. Tuo atveju, jei vienas nebefunkcionuotų, jų funkcijas galėtų kompensuoti kitus. Taip pat pirmame lygyje išsiskiria kitos svarbios medžiagos - neurotransmiteriai. Tai serotoninas ir dopaminas, turbūt dauguma žino, jie atsakingi už gerą žmogaus nuotaiką ir motyvaciją. Be to, pirmame lygyje išsiskiria ir neuromoduliatoriai. Tai gal bus kažkam nauja, labiau įdomu. Tai beta endorfinas ir anandaminas. Kas tai yra? Tai beta endorfinas yra endogeninis, tai reiškia mūsų kūno išsintetinas opioidas. Anandaminas yra endogeninis, tai vėlgi mūsų kūno išsintetintas kanabinoidas. Todėl po didelio fizinio aktyvumo, fizinio krūvio, nubėgto maratono, žmogus gali jaustis euforiškas ir pakylėtas. Kas vyksta antrame lygyje, tai stiprinamas dendrito išsišakojimas, kuris padidina atminties gebėjimus, atsiranda daugiau jungčių, sinapsių tarp neuronų jungčių ir skatinamas neuroplastiškumas. Kaip kalbam apie šitus pokyčius, labai svarbu turėti omenyje, kad siekiant pastebėti pokyčius plika akimi tiek socialinėme, tiek pažintinių funkcijų lygmenyje, reikia laiko. Tai sinapsių modifikacija prasideda pirmomis sporto sekundėmis, minutėmis. Sinapsių ir dendritų pokyčiai atsiranda sportuojant maždaug valandą. Naujos smegenų ląstelės gali susidaryti per maždaug dieną. Neurologiniams jungčių pokyčiams reikia reguliaraus sporto kelias savaites ar mėnesius, o pastebėti pažinimo funkcijose pokyčius arba elgesyje socializacijų pagerėjusių reikia reguliaraus sporto mėnesius ar netgi metus. Taip, taigi, iki dabar mes išsiaiškinam, kas vyksta neurobiologinių lygmenių fizinio aktyvumo metu.
Dabar pakalbėkime apie tam tikras smegenų struktūras ir kaip jos susijusios su fizinė veikla. Tai kaip ir sakiau, iš gylio truputį į viršų kilsim. Tai mes žinom, kad tam tikros smegenų dalis yra siejamos su tam tikra funkcija. Tyrimai rodo, kad skirtingos fizinio aktyvumo rūšis yra susijusios su specifiniais smegenų pokyčiais. Tai reiškia, kad skirtingas sportas stimuliuoja skirtingą sritį ir skirtingų gebėjimų gerėjimą. Tai trumpai visus aptarsim. Kaktinė skiltis. Žinome, kad yra atsakinga už judėjimą, problemų sprendimą, koncentraciją, elgesį, asmenybę, nuotaiką. Šiai sričiai stimuliuoti rekomenduojami tiek kardio, tiek jėgos pratimai, tačiau, kadangi sritis siejama su vykdomosiomis funkcijomis, efektyvumui jos didinti labiausiai tinka pratimai ar užsiėmimai, kuriuose nuolatos lavinami kažkokie nauji įgūdžiai. Tai reiškia, ne tie patys šlifuojama, vis kažkas naujo įjungiama, įnešama, ko mes dar nežinom. Ir tyrimai rodo, kad didėjant fiziniam aktyvumui ir gerėjant žmogaus fizinio pasirengimo lygiui, priekinės skiltis ir jos subregionai yra mažiau paveikiami neigiamų senėjimo padarinių. Keliaujam toliau į smilkininę skiltis. Ji yra siejama su klausos apdorojimu, kalba, atmintimi. Šiai sričiai lavinti rekomenduojami vėlgi kardio, jėgos ar įprasto, tačiau didesnio krūvio fizinis aktyvumas. Ir reguliariai sportuojant, moksliniai tyrimai stebi pokyčius ne tik pažinimo funkcijose smilkininėje srityje, tai yra tam tikrose užduotyse ar net testuose, tačiau padidėja ir smegenų tūris šioje srityje. Keliaujam toliau į pakaušinės sritis. Tai yra atsakinga už vizualinius procesus, suvokimą ir motorikos kontrolę. Rekomenduojamos veiklos, kurios reikalauja vizualinio dėmesingumo, tai pavyzdžiui gali būti su kamuoliu, su musyte, su raketėm ar kažkokie tai orientaciniai užsiėmimai, varžybos. Ir reguliariai sportuojant rekomenduojamomis fizinio aktyvumo rūšimis gali atsirasti tiek struktūrinių, tiek funkcinių pokyčių. Tai apie funkcinius ar nepagerėja tie pažinimo gebėjimai, už kuriuos atsakingas sritis, o kalbant apie struktūrinius, tai stebimi pokyčiai pilkosios ir baltosios medžiagos. Be to, užsiemant tam tikromis veiklomis, kurios reikalauja būtent to erdvinio apdorojimo, stebima, kad atsiradęs pagerėjimas, jisai yra ilgalaikis ir mažiau veikiamas taip pat senėjimo procesų, būtent susijusių su rega. Keliaujam toliau į momeninę skiltį, kuri yra siejama su pojūčio apdorojimu, kalba, kūno suvokimu, dėmesingumu. Siekiant lavinti šią sritį, rekomenduojama užsiimti sensorikos vizualinio apdorojimo reikalaujančiomis veiklomis. Tai labai tinka joga, kuri reikalauja tiek pajausti savo kūną, tiek įsisąmoninti tai, kas yra jaučiama, ir vėlgi pokyčiai stebimi tiek struktūriniai, baltosios pilkosios medžiagos pokyčiai, tiek fiziologiniai, tai gerėja dėmesio perkeliamas, pajautimo tinklo efektyvumas. Ir smegenėlės. Galiausiai tai smegenėlės atsakingos už koordinaciją, balansą, todėl rekomenduojamos fizinės veiklos, kurios reikalauja balansinių gebėjimų ir motorikos. Pavyzdžiui, važiavimas dviračiu, važiavimas paspirtuku, slidinėjimas, čiuožinėjimas, joga ar kažkas panašaus. Taip, kalbant apie fizinį aktyvumą ir smegenų struktūrą, aš negaliu atskirai nesustoti prie hipokampo. Hipokampas yra galinių smegenų žievės sritis, jinai yra abiejų pusrutulių smilkininėje skilčių vidinėje dalyje, pusėje. Jau kalbėjau apie smilkininę skiltį. Tai yra viena seniausia ir giliausiai nugrimzdusi į galvos smegenų vidų smegenų žievės apsiausto dalis. Yra labai svarbi limbinės sistemos dalis, kuri reguliuoja motyvaciją, emocijas, mokymąsi ir atmintį. Čia šauktuką galima užsidėti ir įsiminti, tik tai hipokampe susidaro nauji neuronai, kurie vėliau integruojasi į tinklą. Tie neuronai, kai integruojasi į tinklą, suteikia mums fizinį pagrindą naujiems prisiminimams ir įgūdžiams sukurti. Taip pat, kai mes stimuliuojam tam tikrą
smegenų žievės dalį, kurias prieš tai skaidriai pristatinėjau, sužadinami epizodiniai prisiminimai, o epizodinius prisiminimus toje srityje suranda hipokampas. Tai reiškia, kai mes stimuliuojam smegenų žievę, mes stimuliuojam ir hipokampą. Tokia kaip prielaida daroma, kad hipokampas kaip informacijos katalogas, kur žino, kur yra koksai atsiminimas padėtas ir sujungia ar ne viską į vientisą kažkokią tai istoriją, kurią mes atsimenam. Ir yra toks ne su fiziniu aktyvumu, bet su hipokampu įdomus dalykas, kadangi hipokampas surenka epizodinės daleles ir sukuria mums prisiminimą vientisą, tai kiekvieną kartą mums ką nors prisimenant, tas prisiminimas šiek tiek pakinta, nes hipokampas surenka ir skirtingas epizodinės daleles. Tai sakoma, kad mūsų teisingiausi ir tiksliausi prisiminimai yra tie, kuriuos mes prisimename retai, o tie, apie kuriuos mes dažnai galvojam, dažnai prisimenam, jie vis yra labiau pakitę, nes vis pakeičiamos epizodinės detalės. Tai va, bet grįžtant prie aktyvumo, ar ne, gali pasirodyti tai, kad jei mes nuolatos stimuliuojam hipokampą, tai jis gali labai išlavėti, gali labai padidėti, ar ne. Tai tiem, kas taip galvoja, paaiškinsiu, kad hipokampas neauga tiek daug. Jisai suaugusiam žmogui išlieka daugiau ar mažiau stabilus ir jo gebėjimai yra stabilus. Dėl to mes neišvengiamai turim užmiršti tam tikrą informaciją, kuri mums nesvarbi, kad galėtumėm įsiminti informaciją, kuri yra šiuo metu aktuali. Ir taip pat yra su smegenimis, ar ne, aš sakiau, kad tūris gali padidėti, bet normaliai, sveikai ar nesusiformavusias smegenis pagerinti galime labai riboti. Bet ką mes galim padaryti, tai padėti išlikti joms sveikoms ir padėti savo išnaudoti visą jų galimą potencialą. Gerai, iš to, ką papasakau, gali kilti klausimas, kokią fizinę veiklą geriausia rinktis. Šiuo metu tyrimai palaiko bet kokį fizinį aktyvumą, bet kokį judėjimą, įžvelgia vienokios kitokios naudos. Tačiau tam tikros fizinės veiklos gali turėti daugiau naudos mūsų smegenims, nei kad kitos. Vėlgi, ar ne, geriausia pratimų serija, programa vienam žmogui gali visiškai skirtis nuo geriausios kitam. Tai reikia turėti omenyje. Vis tik daugiausiai tyrimų su žmonėmis ir gyvūnais pažinimo funkcijų gerėjimą sieja su kardio pratimais, tai yra aerobiniai, bėgimas, važiavimas dviračiu, šokinėjimas. Bet kas yra susijęs su padidėjusiu širdies darbu, padažnėjusiu kvėpavimo ir kraujo gebėjimu transportuoti deguonį. Pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau tyrimų, kurie demonstruoja ar ne kognityvinių funkcijų pagerėjimą su jėgos, sporto pratimais ir su mažiau aktyvumo reikalaujančiais joga, tai čia ar visokie kiti šitie dalykai. Bet yra mažiau tyrimų, jie veikia arba mažiau tokios sportinės veiklos, arba jos veikia šiek tiek kitaip ir mes to nežinome, bet šitie ar ne visi lėtesni, ne tiek fizinio aktyvumo reikalaujantys sportai, jie yra taip pat labai labai svarbus, dėl to, kad žmogus negali iš karto pradėti nuo aktyvaus fizinio aktyvumo ir šitos veiklos gali būti labai svarbios jam pradėti ar ne ir po truputį pereiti prie energingesnių pratimų. Taip, šiame etape jau mes žinoma, aš jau supažinau, kaip fizinis aktyvumas veikia neurofiziologiniam lygmenyje, kokius pokyčius sukelia, kaip skirtingas fizinis aktyvumas veikia mūsų centrinę nervų sistemą ir kokią sportą rinktis naudingiausią. Tai kyla gal klausimas, kiek reikia sportuoti. Tai trumpai pristatysiu mūsų sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas skirtingiems amžiaus tarpsniams. Kas nori jų plačių, tai internete yra visas leidinys, yra pačioje mano skaidrės yra pateikta nuoroda. Tai trumpai. Vaikams ir paaugliams rekomenduojama mažiausiai 60 minučių vidutinio ir didelio intensyvumo fizinės veiklos bent 3 kartus per savaitę. Suaugusiems nors 150 minučių vidutinio sunkumo arba 75 minutės didelio intensyvumo fizinės veiklos per savaitę. Visoms grupėms netrumpesniais kaip 10 minučių intervalais, nes kitaip negaunamas pakankamas teigiamas poveikis sveikatai. Turi būti ilgai trunkantis pratimai,
kad skatintų ir lavintų žmonių ištvermę. Vyresniems grupėms rekomenduojama bent 2 kartus per savaitę ir dažniau stiprinti visų stambių raumenų grupių jėgą, apriboti laiką praleistą pasyviai sėdint, ir vyriausiai grupiai rekomenduojama ne mažiau kaip 3 kartus per savaitę lavinti ir judesių koordinaciją ir pusiausvyrą. Žinom, kas yra rekomenduojama, o kokia yra realybė Lietuvoje, dabar truputį pristatysiu. Tai pirma, apie vaikus. 2020 metų duomenys rinkti įvairiose Lietuvos mokyklose, miestuose, miesteliuose, apklausta 35 562 moksleiviai nuo 10 iki 16 metų. Ir ką mes matom iš duomenų? Tai žalioje lentelėje matom, kad didžioji dalis moksleivių jaučiasi pakankamai laimingi, savo sveikatą vertina kaip gerą ar labai gerą. Pusė ar mažiau nei pusė moksleivių yra patenkinti savo išvaizdą. Labai įdomu stebėti tendenciją, kad vyresni moksleiviai kritiškiau vertina visus kintamuosius. Įdomu klausimas, ar dėl didesnio kritiškumo susiformavusio, ar dėl paauglystės paaštrintų jausminių aspektų. Ir keliaujam į apatinę mėlyną lentelę apie fizinį aktyvumą ir pasyvų laisvalaikį. Tai trečdalis visų klasių mokinių sportuoja ar mankštinasi 5 dienas ar daugiau. Ne pamokų metu sportuoja nuo 11 iki 15% moksleivių, o prie ekrano vidutiniškai 4 ir daugiau valandų kasdien praleidžia apie trečdalis 9 klasės mokinių. 5-7 klasės moksleivių duomenų nepristatau, nes jie gan padorūs. Ir labai tokia įdomi, ne koreliacija, bet santykis stebimas, kad 9 klasė trečdalis ar ne patenkinti savo išvaizdą, tik tai trečdalis, tačiau trečdalis ir daugiau nei 4 valandas praleidžia pasyviai sėdint prie ekrano. Gerai, kokia yra suaugusių statistika? Yra seni duomenys, naujesnių rasti nepavyko, tik tai 2018 ir 2019 metų, bet statistika yra liūdnesnė nei kad vaikų statistika. Tai 2018 metais sveikatos apsaugos rekomendacijų laikėsi apie 40% Lietuvos gyventojų. 2019 metais 30 minučių ir ilgiau per dieną sportavo vos 10% Lietuvos gyventojų. Dar 22% gyventojų atliko specialius ištvermės ar jėgos pratimus. Tai apvalinkime kažkur 32% sportavo. Procentas mažėjo su metais. Taip pat surinkti duomenys atskleidė, kad apie 40% vyrų ir moterų kasdien dirba sėdimą darbą. Tai gaila nepavyko ankstesnių ar ne metų statistikos rasti, tikiuosi šiai dienai jinai būtų pagerėjusi, bet dabar kiekvienas ar negalim pagalvoti apie save, apie savo kažkokią tai artimą aplinką ir kur toje statistikoje save rastumėm, kur priskirtumėm. Gerai, ir keliaujam į mokslinių tyrimų apžvalgos dalį. Tai atrinkau keletą tematikų, kurios man pasirodė gan įdomios ir aktualios, kalbant apie fizinį aktyvumą ir naudą smegenim, ir pasistengsiu papasakoti. Taip, čia labai svarbi dalis, kuriai būtų galima parengti atskirą pranešimą. Gal kažkas iš manęs kaip iš psichologės labiau tikėjosi, kad čia apie emocijas kalbėsiu, bet kadangi aš esu ir iš neuropsichologijos srities, man labai įdomi ir ta dalis. Tai va, bet aš pasistengsiu trumpai pakalbėti ir apie tai ir pristatyti, kaip fizinis aktyvumas susijęs su emocijomis ir elgesiu. Tai jeigu jau visai trumpai, tai fizinis aktyvumas mažina depresijos ir nerimo simptomus, didina pasitenkinimą savo sveikata, savo kūnu, didina pasitikėjimą tuomet savimi ir socialinėme lygmenyje tai didina socialinę integraciją. Čia jau visai paprastai, kad visi suprastų, visi įsimintų. Bet kalbant ne taip paprastai, tai pakalbėkim, kaip fizinis aktyvumas yra susijęs su stresu. Tai biologiniai mechanizmai, kuriais grindžiamas ryšys tarp
tarp streso ir fizinio aktyvumo yra toksai labai daugialypis, daugiafaktorinis ir sudėtingas. Fizinis aktyvumas apsaugo nuo streso ir su stresu susijusių sutrikimų, optimizuodamas poveikį hormoninėms sistemoms, kurios reaguoja į stresą. Tai pavyzdžiui, gali būti pogumburio hipofizės antinksčio ašis, kur formuojasi kortizolis. Ar simpatinė nervų sistema, tai išskiria adrenaliną ar noradrenaliną. Ir tai yra labai svarbu, dėl to, kad žmonėms, kurie patiria stresą, patiria nerimą, yra net 48% didesnė tikimybė susirgti demencija. Ir taip yra dėl kortizolio, tai yra streso hormono, kuris pažeidžia smegenų dalis susijusią su atmintimi ir kompleksiniu mąstymu. Taip, ką sako moksliniai tyrimai su gyvūnais, kad esant intensyviam fiziniam aktyvumui padidėja amino rūgščių ir riebalų rūgščių suvartojimas. Ir yra skatinamas triptofano patekimas į centrinę nervų sistemą. Triptofanas smegenyse vėliau virsta į neuromediatorių, neurotransmiterį serotoniną, apie kurį pradžioje jau kalbėjau ir sakiau, kad didina mūsų laimingumą. Na, o apie tai, kas yra skaidrėje pateikta, tai 2022 metais Amerikoje atliktas tyrimas analizavo, kaip fizinis aktyvumas susijęs su negatyviomis emocijomis. Apklausti beveik 500 studentų nuo 17 iki 26 metų koronos viruso laikotarpiu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad šiaip čia bendrai ar ne, kad vyrai dažniau linkę užsiimti fizinę veiklą nei kad moteris. Tuo tarpu moteris mažiau užsiima, bet jos jautriau reaguoja į tam tikrus įvykius, situacijas, lyginant su vyrais. Koreliacinė analizė atskleidė, kad fizinis aktyvumas reikšmingai neigiamai prognozuoja nerimą ir depresiją. Tai čia tai, ką matome paveikslėlyje skaidrėje. Tai yra, kuo tiek vyrai, tiek moteris yra fiziškai aktyvesni, tuo mažesnė rizika patirti depresijos ir nerimo simptomus. Be to pastebėta, kad fizinis aktyvumas teigiamai susijęs su geresne emocijų kontrolė. Reiškia, kuo aktyvesnis, tuo kontrolė emocijų yra geresnė. O didesnė emocijų kontrolė buvo susijusi su mažesniais nerimo ir depresijos balais. Taip, sekantis mano peržvelgtas tyrimas apie nėštumą ir fizinį aktyvumą. Tai visi žinom, kad fizinis aktyvumas sveiko nėštumo metu yra saugus, pageidaujamas, skatinamas ar ne, arba pradėti, arba tęsti. Bet nežinau, ar kažkas susimąsto, kaip fizinis aktyvumas veikia būtent vaisiaus centrinę nervų sistemą, kaip veikia jos formavimąsi ir netgi vėliau atsiliepia gimusio vaiko raidai. Tai apžvelgiau kiekvieno tyrimo rezultatus, bet aš paanalizavau jo literatūros apžvalgą, kad daugiau truputį vaizdą platesnį susidaryti. Gerai, bet apie šį tyrimą. Tai šis tyrimas sekė apie 50 sveikų nėščių moterų aktyvumą visą nėštumo laikotarpį, su tokiu kaip ar ne išmanusis laikrodukas, kuris seka tiek bendrą fizinį aktyvumą, tiek žingsnius. Ir gimus vaikams buvo darytas MRT ar ne, ir taikant tam tikrą 3D technologiją sudėtingą atkurti svertiniai smegenų struktūrų vaizdai. Tai gauti rezultatai matomi skaidrėje. Išvados parodė, kad pirmąjį trimestrą iki 10 nėštumo savaitės ir antrąjį trimestrą iki 24 nėštumo savaitės fizinio aktyvumo rodikliai, tokie kaip bendras dienos aktyvumas ar nejudėjimas ir vidutinis arba intensyvus judėjimas, reikšmingai koreliavo su žievės storiu keliose smegenų regionuose. Kairėje pusėje matote skirtingomis spalvomis pažymėtas sritis, kurios koreliavo su fizinė veikla pirmojo trimestro metu. Dešinėje pusėje matote pažymėtas sritis, kurios koreliavo su fizinė veikla antrojo trimestro metu.
Įdomu tai, kad šitas tyrimas nerado jokių reikšmingų ryšių tarp naujagimio žievės smegenų vystymosi ir motinos fizinio aktyvumo vėlyvojo nėštumo metu, tai yra 3. trimestre. Tai va, ir prisiminkit, aš kalbėjau apie tai, kad skirtingos fizinio aktyvumo rūšys skirtingai veikia mūsų smegenis ir skirtingas sritis. Tai netgi šitame tyrime pastebėjo ir rado keletą tokių kaip tendencijų tarp žievės storio keliose smegenų regionuose ir skirtingo motinos fizinio aktyvumo rūšių. Tačiau kadangi imtis buvo labai maža, tai tos tendencijos nėra tokios rimtos, kad būtų galima daryti išvadas. Tačiau tokios kaip tendencijos buvo stebimos. Taip, kalbant apie kitus tyrimus ir tolesnę vaikų smegenų raidą, kuomet mama nėštumo metu sportavo, tai 2014 metais vieno tyrimo išvados parodė, kad mamos fizinis aktyvumas reikšmingai teigiamai koreliavo su neurologinio vystymosi vertinimo balais sulaukus 12 mėnesių. Tai tiesiog vertinta per tam tikrą pediatro apžiūrą įprastą. Ir labai nemažai tyrimų praneša apie fizinio aktyvumo naudą, kuomet mama nėščia sportuoja ir tolesniai vaiko kalbiniai raidai. Ir taip, pačioje pradžioje aš dar šnekėjau apie neurofiziologinius veiksnius, kurie vyksta žmogaus organizme jam pradėjus sportuoti ir vieną labai svarbią medžiagą. Tai smegenų, jeigu prisimenat, neurotrofinį faktorių, kuris būtinas naujų neuronų susidarimui. Tai čia su gyvūnais, su žiurkėmis atlikti įdomus tyrimai 2020 metais pastebėjo, kad net neurotrofinio faktoriaus ekspresija fiziškai aktyvių motinų placentų, tai reiškia per placentą ir jinai persideda. Kitas tyrimas su žiurkėmis parodė, kad fiziškas aktyvumas motinų buvo susijęs su neurotrofinio faktoriaus kiekiu žiurkių jauniklių hipokampe, kur ir susidaro nauji neuronai. Ir taip pat stebėta didesnė proliferacija, tai reiškia ląstelių dauginimasis joms dalyjantis. Ir šitie tyrimai su gyvūnais tik tai pagrindžia, kad mamos fizinis aktyvumas nėštumo metu gali skatinti vaisiaus smegenų vystymąsi net ir biologiniu požiūriu. Kiek laiko aš čia turiu, kaip greitai bėga. Gerai, trumpai paskutinį ir greitai pasistengsiu peržvelgti. Tai 2018 metais paskelbta literatūros apžvalga, išanalizuoti 98 tyrimai, viso daugiau nei 11 000 tyriamųjų ir amžiaus vidurkis buvo 73 metai. Tai šita skaidrė ir šita literatūros apžvalga yra skirta tiems, kas galvoja, kad jau per vėlu pradėti sportuoti, nes smegenys nebe tokios plastiškos. Tai išvados pateikia, kad sportuojant vyresnėme amžiuje vis tik gerėja apdorojimo greitis, dėmesys, vykdomosios funkcijos, pažinimo gebėjimai. Ir išvados rodo, kad fizinio aktyvumo metu veikiami tie patys smegenų konstruktai, kuriuos dažniausiai paveikia kognityvinis senėjimas. Ir čia galioja, kadangi šitame tyrime buvo ne vien tik tai sveiki, buvo ir su demencijomis, man atrodo. Tai čia galioja visiems ir sveikiems tiriamiesiems, ir su neurodegeneracinėmis ligomis. Bet čia yra vienas bet, kad bendroje apžvalgoje išryškėjo, kad siekiant pagerėjimo reikia bent 52 valandų sporto, trunkančių bent po valandą, 52 kartai po valandą. Ir tik tai tuomet bus stebimos pažintinių funkcijų pagerėjimas. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Lietuvoje ir ne tik tai Lietuvoje sveikatos apsaugos sistemos pateikiamos fizinio aktyvumo rekomendacijos, jos yra daugiau apie fizinę sveikatą, nei apie protinės veiklos gerėjimą ir prevenciją nuo neurodegeneracinių ligų. Tai va, čia buvo mano paskutinis straipsnis. Dar tokį vieną prisimenu, kurį skaičiau, apie sportininkus, kurie sportavo ar ne, ir vėliau nustojo sportuoti. Tai ten buvo didelė imtis irgi labai ištirta. Tai net intensyvus ilgalaikis sportavimas praeityje neapsaugo
mūsų nuo neurodegeneracinių ligų ir šiaip visų ar ne funkcijų prastėjimo, reikalingas yra nuolatinis sportavimas dabar ar ne bėgant metų. Tai va, ir atkeliavom visai į pabaigą ir ką aš noriu užakcentuoti, tai, ką mes galim padaryti visi, tai ką mes galim daryti bent jau vaikščioti ir tai iš savęs atneš mums visokeriopą naudą. Šitas paveikslėlis ne mano sukurtas, aš jį pasiėmiau iš vieno kažkokio visuomenės sveikatos biuro internetinio puslapio. Čia yra surašytas laikas, ar ne? Į tą laiką nekreipkite dėmesio, tas surašytas laikas nėra gal visai tikslus. Skirtingi literatūros šaltiniai nurodo skirtingą laiko intervalą reikiamą pasiekti tam tikro rezultato, o ir ar ne tai, kad mūsų visi organizmai skirtingi ir jie skirtingai reaguoja į tam tikrą fizinį krūvį. Na, o aš tikiuosi, kad mano šiandienos prezentacija atnešė kažką naujo ir jeigu nors vienas pradės vaikščioti daugiau, judėti daugiau ar kažką grįžęs namo užmotyvuos, tai aš jau džiaugsiuosi ir jau bus gerai, jau būsiu kažko pasiekus per šį pranešimą. Tai tiek iš manęs, gal kažkas kažko nori paklausti. Tai kolegos, gal turite klausimų? Turbūt akcentas pagrindinis, bent jau man, ką aš įsinešu iš šitos paskaitos, tai kiek savo šeimos nariam, artimiesiam turėsiu irgi dar šitą paskaitą perpasakoti, arba net būtų gerai, ar net turbūt vakare galėtų būti tas laikas, kad visa šeima susėdam, dar sykį įsijungiam, pasižiūrim, nes kai norim, kad vaikai skaitytų knygas, tai skaitom kartu su jais, lygiai taip pat, ar ne, galbūt vietoj uždėti akcentai, kad kiek vaikai juda ir kas iš to gaunasi, ar ne koks rezultatas, tai lygiai taip pat pradėkim judėti patys, tai judės ir mūsų artimieji. Tikėtina, kad judės, ar ne, arba bent jau kažkiek pradės judėti. Tai kolegos, gal turit klausimų? Viskas buvo labai aiškiai išdėstyta. Visi turbūt išsigando, kad teks pradėti judėti, nes pasiekmes buvo paaiškintos. Bet vėlgi, kai sako, nėra. Dar norėjau sakyti, kas yra, kad kai kurie galvoja, kad darbe yra pajudama, nes iš tikrųjų pas mane skaidrėse ir buvo, kad ta tokio vidutinio judumo reikalaujančio darbo yra apie 40% Lietuvoje, bet tas darbe judumas nėra tas pats, kas fizinis aktyvumas ir dirba visiškai skirtingos raumenų grupės. Tai čia nesiskaito, jeigu ką. Taip pagalvoju. Aš irgi norėjau dėl šito pakalbėti, paklausti, nes iš tikrųjų daugelis mes turbūt skaičiuojam žingsnius ir galvojam, šiandien nuėjau 6 000, šiandien nuėjau 10 000, bet aš kažkur esu skaičiusi, kad realiai tai nesiskaito kaip sportinė veikla, nes reikia eiti tos žingsnius tokiu nepertraukiamu ėjimu, sušilti, kad širdies ritmas pakiltų, ar ne? Taip. Nenutrūkstamas ėjimas 20 minučių. Taip. Nemažiau, kad pradėtų veikti. Taip, tai kad pasiekti tą efektyvumą, kaip ir sakiau, labai svarbu, kad padidėtų širdies ar ne darbas, prasidėtų dažnesnis, greitesnis kvėpavimas ir deguonies būtent pernešimai pagreitėtų organizme. Tada, bet net ir žingsnių rinkimas, judėjimas yra geriau negu jokio judėjimo. Tai jeigu tie žingsniamačiai motyvuoja, nors tiek daryti, tai valio. Ir tas yra gerai. Aš manau, kad dalį žmonių motyvuoja. O šiaip tikrai manau, kad pasiklausius paskaitos irgi motyvuoja. Aš pati jau pradėjau galvoti, kad reikia dviratį išsitraukti, pradėti važiuoti. Tai manau, kad ir kitus kažkiek tai motyvavo. Tai valio, jau pavyko. Tai ačiū dar sykį Evelinai ir aišku pagalvokit kiekvienas, ar ne, kad kiek aš laiko neturiu svarbiem dalykam, bet vis dėlto, jeigu man tai yra svarbu, aš turiu paskirti laiko. Tai tikrai niekad neatsiranda savaime. Aš neturi būti planas, o sveikata bendrai tiek psichinė, tiek fizinė, mes ją turim pasirūpinti, ne tai kaip pablogėja, bet tiesiog rūpintis tam, kad jinai nepablogėtų. Tai labai visus kviečiu aktyviai permąstyti, jo labiau ateina geresnis, šiltesnis pavasaris, tai galbūt vėlgi tas, kad kai kartais planuojam nuo naujų metų, nuo pavasario, tai labai tikslingai šita paskaita su pavasario pradžia galbūt paskatins daugiau judėti, lauke judėti, giliau pakvėpuoti ir aišku, emociškai stipresniem būti. Tai ačiū labai.
įrašą įdėsim artimiausių metų, tai šeimą nuteikit, kad reikės paskaitą perklausyt ir tikimės geresnių rezultatų. Taip, labai Tai ačiū už ačiū. paskaitą. Ačiū ir geros dienos. Viso. Viso.